Good morning, beautiful people. Aš grinai apsirengiau ir aš supratau, kad mums pirma kūno kultūra ir kam aš rengiaus. Tai buvo normalius drabužius. Apsirengti reikia, žmonės į kitą apsirengė lauk, ačiū. Apsirengiau. Ir aš labai tingiu, labai tingiu. Ir kaip ir žadėjau, filmuosiu mokyklos vlogą. Strigo pirštas. Šiandien yra trečiadienis ir aš dabar supratau, kad tai yra paskutinis šių metų mokyklos vlogas. Šių mokslo metų. Tai tikiuosi, kad neišsikraus telefonas, nes žiūriu, greit pradėjo išsikraudinėti. Čia yra jaučiu normalus dalykas, nes vasara ir plus mano telefonas pirktas gal prieš 3 metus, tai all normal. Man reikia susidėti greitai daiktus į mokyklą ir bėgti į kūno kultūrą. Man reikia kambarį susitvarkyti. Taip, aš žinai, prieš kelias dienas buvau susitvarkius kambarį ir spėkit, ar jis išliko tvarkingas? Ne. Ir kodėl jis neišliko tvarkingas, nes pas mane mintyse totalus chaosas. Šiandien matematika yra. Aš matematikos sąsiuvinį pabaigiau ir nesiruošiu naujo pirkti, tai aš dabar tiesiog per matematiką nieko neveikiu. Negaliu sakyti, kad aš to visus metus nedariau. Šiandien biologija yra, nėra. Lietuvių šiandien yra. Nėra lietuvių. Kokios šiandien pamokos? Kokios šiandien pamokos? Rusų? Ne. Kokios šiandien pamokos? Rusų? Tikrai. Čia anglus. Kur mano rusas aš gyvenu? Iš krūno rusų. Krūno rusų. Turiu 5 minutės daugiausiai. Ko man reikia? Man reikia akinių, man reikia vazelinų, man čia viskas krenta. Reikia plaukus susišukuoti, būtų visai smagu. Nemanot? Nes aš tai manau. Baltika, jie tik pasisveikint. Baltikas, vaikiš. Sakiau, susišukuoti plaukus, o pasiėmiau šukas. Ne. Čia man baladoje, aš jau nieko nematau. Gerai. Šiandien tokią nesąmonę sapnavau, tokias nesąmonės sapnavau, kad aš pati save išgąsdinau. Ir kaip? Aš literaliai nežinau, tokias nesąmonės sapnavau, wow. Ir aš atsikėliau ir aš tiesiog apsidžiaugiau, kad visa tai yra tiesiog sapnas. Ir ne kažkokia realybė, nes tada Dieve mano. Kiek aš laiko turiu? Neturiu laiko. Apsirengiau, atbėgau ir dabar kūno kultūroje. Šaunuolė labai mylė iš visai per kiekvieną kūno kultūrą, pratampa mane ir padariau špagatą su kairė koja. Beveik, bet skauda, bet labai gera trenerė. Progresas yra. Taip. Tai va. Ir ėjom iki ekspreso, nes kitas pogrupis pirko rusų mokytojai tarčiuką. Kodėl prie mano namų mokyklinė stovi? Baigėsi rusai ir dabar bus normalu. Pavalgiau ir einu į pilietiškumą. Baigėsi pilietiškumas ir dabar bus 2 matematikos ir mes baigiam pasimirti ir aš noriu vieną. Aš vos išgyvenau tas 2 matikas, aš prabuvau arba Pinterest arba TikTok'e ir čiut neužmigau. Aš grinai nieko neveikiu, nieko su matematika susiję. Tik kai mokytoja jau ateina, žiūrėti, ką mes padarėm, tada įsijungiu, kad žiūriu užduotis ir kažką rašau, nieko aš ten nerašiau. Ir jeigu pirmadienį kontras tikrai ėsim. Reikia užkast, reikia grifką išsiskalbt, persirengti ir tada važiuosiu į trefkę. Mano telefonas baigia išsikrauti. Va, pasidariau nagučius, bus video, kai darysiu šitus nagučius. Gal tokie naujųjų metų labiau, bet man žiūri cute. Dabar tiesiog bandysiu pasidaryti kažką užkast bent jau. Pastaruoju metu labai myliu juodą kavą.
Tai pasigaminsiu juodos kavos. Gal kokį sumuštinį, nežinau. Mane žmonės literaliai gazdina, tipo, man į emailą darbinį pradėjo rašinėti random žmonės. Ir aš tokia skaitau ir aš nesuprantu, ką man ten rašo. Aš tokia, what, ką? Why is he texting me? Parodytų iš šitos pusės, bet kad čia neatsidaro. Atidariau. Gerai, nu dar neatidariau, bet radau, kur atidaryti. Žodžiu, va mano du sumuštiniai, kurie neatrodo labai aesthetic. Okay, let's see if we have coffee. No, we don't have coffee right here. It's not for my big cup, which is very Christmassy. Aš visą laiką, tipo, kai ateina vasara, pas mane didžiausias mūdas būna rudenį arba žiemai. Ir, tipo, ir aš tada jau susidedu maždaug, kaip aš dekoruosiu savo kambarį. Ir ten stilių, ką reikia nusipirkti naujo, kas man patinka, kas man nepatinka. Tai, žodžiu, pas mane atsirado Pintereste dvi naujos boards. Kaip kvepia. Very coffee scene. Now we pour our hot water into the Christmassy cup. Kaip norėčiau karšto šokolado. Oh no, we forgot sugar. We will put half teaspoon sugar and we will mix it. And that's our coffee. And now we will take our chocolate and we will eat it while watching Friends. Man realiai šiandien visą dieną šalta. Tipo, išėjau su crop topu, nes negalvojau, kad bus taip šalta, man buvo pusę dienos šalta. Aš grįžau namo, užsidėjau megztinį, man vis tiek šalta, nes šitose namuose visą laiką šalta, šiandien ryte grynai atsikėliau. Ir naktį man buvo pakankamai šilta, ne? Ir pas mane kambarį visą laiką yra šilčiau dabar nei kitose kambariuose. Ir aš išeinu iš savo kambario tiesiog nueiti iki tūliko. Jūs žinot, koks šaltis mane nukrėtė. Čia tiesiog tokie temperatūrų difference, čia mano kambarys ir čia visi kiti kambariai. Ir ryte taip išeinu ir tokia, wow, šalta. Pas mane namuose visą laiką šalta. Žiemą čia yra iš viso neįmanoma gyventi. Mama, jeigu tu žiūri, nežiūrėk, aš meluoju. Čia nėra tiesa, pas mus namuose labai šilta ir čia galima žiemą vaikščiotis be maikių ir su šortukais. Pasiėmėm kavą, užtenka man čia japinti apie taip, kaip man namuose vis, nu jie to Baltikai. Kai man visą laiką namuose šalta ir einu žiūrėti. Pavalgiau, kava kol kas nepadėjo nenorėti nieko, bet tikėkimės greit suveiks, nes aš literaliai to užmigsiu. Ir man už valandos autikas išsijung. Wow. Jėsiu. O taip. Very a lot of energy. Reikia įtruoštis, bet žiūri tingiu, bet reikia dar ir indus išplauti. Ką aš irgi žiūri tingiu daryti, bet reikia. Tai einam indų plauti. Tai kažkokia širšė skraidžia. Ir aš jas nebematau. Ir Baltas atėjo pas mane. Baltikai. Nori ant palangės? Einam ant palangės? Einam ant palangės, vaikiau. Einam, taip. Einam ant palangės. O papa? Ateisiu, papa. Atiko, papa. O papa. Ant palangės? Kukulės. Kukulės, papuliš. Bitch, where is you? Hello? Radau. Lūk, nugarinu. Skrisk, lauk. Jo. Išskridai? Išskridai?
Aš noriu tavęs nužudyti. Skridai? Nu, gal išskridu. Tikėkime. Aš sugebėjau, aš turiu tuos tokius klijus blakstienų ir jie yra tipo priauginimai. Ir aš Danielę sugalvojau tiesiog prisiklijuoti kažkada čia prižybom lygtais ar kam ten. Ir kadangi neturėjau kitų klijų, klijavau su šitais klijais. Ir jie yra labai stiprus. Ir galų gale, kai aš ėjau juos nuiminėti, aš tipo bandžiau ir su aliejais visokiausiais, ir su karštu vandeniu. Ir freaking man vis tiek pusę blakstienų išsirovė. Tai jeigu norit labai stiprių klijų ir darotės lash clusters, šitai yra geri klijai. Bet dabar pas mane čia toksai be blakstienų spotas tiesiog. Ko ne? Užsidėsiu blakstienų serumą, kurį galima naudoti kaip ir primerį tipo blakstienom prieš tušą. Šis serumas yra iš Evelyn Cosmetics. Labai fainas, man labai patinka. Mano Isadoros kontūras baigėsi, tai aš dabar tiesiog nusipirkau Essence kontūrą. Cinnamon Spice tipo šeido. Čia ne kontūras, čia bronzeris. Ir jisai taip freaking kvepia, kad kiekvieną kartą, kai aš jį tepu, aš noriu tiesiog suvalgyti. Pas mane dabar tiek daug produktų yra pasibaigę. Aš dabar tiesiog ruošiuosi pirkti pusę naujų produktų, nes jie visi ant vieno karto baigėsi. Tada paimsim šitą Revolution serumą su hialurono rūgštim tipo, čia foundationas tipo. Ir mes įdėsim vietoj concealer. Aš pasimsiu savo pieštuką antakių, kuris yra juodas, bet aš jį naudoju visiškai ne antakiams. Va taip va pasidariau, ne? Dabar pasimsiu Golden Rose tušą, kurį man Snieguolė kažkada padovanojo, arba atidavė, nebeatsimenu. Pas mane realiai labai nedaug makiažo yra, kur aš pati pirkau, nes man per visas šventes pridovanojo, arba tiesiog atiduoda daug kas, nes nebenaudoju ir žinau, kad aš sunaudosiu, nes labai ilgą laiką su makiažu vis kažką darau. Aš tiesiog noriu prisiklijuoti blakstienas, nes mane literaliai nervina, kai jos nėra taip, kaip aš norėčiau, kad jos būtų. Guys, sueis. Einu grifką skalbt. Very sporty, very Pilates princess, very much. Anyway, man liko 18 minučių iki autobuso, nes jis 4 minutės, kaip suprantu, vėluos. Ir kodėl čia pilna plaukų? Anyway, pasidariau mini eyelinerį tokį mini, nes man nepatinka, kaip atrodo. Akis vien tik blakstienos tipo. Tai jo, very beautiful. Visur spėjau. Einu prie stopelės, nes jau vėliau akinių. Prisimėjau akinių. Ir jo, važiuosim į trefkę. Baigėsi trefkė ir pasirodo šita trefkė yra paskutinė šį sezoną. Nebent penktadienį dabar laimės Žalgiris ir penktadienį šoksi. Jo, tai mes grinai pasileidom transliaciją ir šokdama žiūrėjom. Kai reikėjo tos mostus daryti, aš žiūrėjau, nes aš grinai atsisukus. Aš irgi vos tik turiu galimybę pasižiūrėti, aš tokią bandau išžiūrėti. Jo, dabar einam į stotelę. Važiuosim namučio. Pasilumuoti, vaikis. Taip, aš noriu tave papilnuoti. Ko tu mane saidaini? Tu saidaina mane. Ne bučkių diena baltušiai. Unia. Kukulis. Išsiploviau galvą. Šiandienos naktiniai super duper kalėdiški. Ir labai patogus, nes šiandien esu tokiam mūde. Tai liko realiai tiesiog pasidaryti mini night
14. Basically, ką aš darysiu šiuo metu dabar, išsitepsiu plaukus visais savo aliejais ir visais serumais. Jis yra iš Botanicals serumas plaukams. Labai geras, labai rekomenduoju. Man labai patinka, gal kvapas nelabai patinka, bet visa kita all good. Ir tada tiesiog naudosiu aliejuką plaukams iš kažkokio CH. Aš nežinau, kažkaip, aš nežinau, kaip jis darėsi. Plaukam realiai aš daugiau nieko ir nenaudoju, tik tai statant plaukų kaukės atstatomos tos vieną kartą mėnesį. Ir dabar tiesiog pasidarysiu, užsitepsiu kremuką, kokią aš baltą tokį. Ir tiesiog blakstienas visus tuos serumus susitepsiu. Mano baby hairs tiesiog kartais nenori manęs klausyti. Tipo, jie ant žiemos, kažkas jam pasidaro, kad jie tipo visiškai nesusistailina ir visiškai nenori prie kitų plaukų derintis. Ir tada vasaros jie kaip ir susitvarko, bet tada ant rudenio vėl tas pats. Wow. Anyway, ant veido aš nakčiai realiai naudoju tik tą vieną kremuką. Ir šiandien galvoju užsidėti paakių serumą, kadangi, aš nemanau, kad aš šiandien gerai išsimiegosiu, nes tėtis labai grįž. Ir kai tėtis grįžta vėlai, jis tiesiog labai garsiai būna ir žiauriai neišsimiegu. Šitas paakių serumas yra iš Q+A. Liko tik tais visas blakstienas susitvarkiau. Tai ką aš kiekvieną vakarą darau ant antakių ir blakstienų, tai yra užtepu argano aliejaus. Anksčiau naudodavau ricino aliejų, bet tada jis pasibaigė ir aš labai tingėjau pirkti ir dabar tiesiog argano aliejų užtepu ant blakstienų ir ant antakių. Pasimsiu tą patį serumą, čia tokį pusiau serumą, pusiau primerį. Ir aš jį uždėsiu labai lengvai ant viršaus. Ir of course daug vazelinos ant lūpų. Kuo daugiau, to geriau. Nes aš nemėgstu atsikelt su sausom lūpom. Tai būtum tokiam žiauriai sausom. Just like that, atrodau tiesiog be blakstienų. Ir dabar paskutinis dalykas, kuris liko, tai yra vitaminai. Aš naudoju nakčiai vitaminus iš Gamtos namai, tokius, gummies, nes aš žiauriai nemėgstu tablečių, kadangi aš labai sunkiai užmiegu ir labai dažnai atsikelinėju ir taip toliau, tai aš tiesiog naudoju šitus vitaminus, kurie man žiauriai padeda. Prieš tai dar naudojau ir plaukams vitaminus, bet jie jau dabar pasibaigė ir jie buvo, man rodos, kito brendo. Guminukai tokie. Tai realiai viskas. Tokia diena. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime kitame video. Kitas video bus nagudžiai. Tai tikiuosi laukėt. Čia praškės.